Sveikučiai, čia Rašius iš Muntafų. Na, vat penktadienio popietė, tokia graži labai. Ir aš Gavartalyje, ja, po ilgos pertraukos vėl išvariau. Pavyko šiandien vakarė svečiai atvažiuoja, bet spėjau susitvarkyti kambariukus, parašiau ir spėjau ištrūkti. Tai pradėjau 2:30 vėlai, nu vat vaizdai, žiūrėkit. Čia dešiniau Špicė, Drei-Türm jau žinomi bokštai, ten va tie, dabar tiesiai per vidurį Sulzfliuchas. Nu ir žiūrim kiek sniego, testas darysim. Lasdelė. Aba! 30, nu, 40-50, taip pasakykim. Sakykim, 40-50. Čia aukštis, taip, šitas kaimas yra kažkur apie 1000 gal 300 kažkur čia aukštis. 1200, ten 1003. Tai viršai, žodžiu, nuo pirmadienio varė lietus. Visas dienas, tai apačioj ten, pas mus jau ten pavasaris atėjo, žolė žaliuoja, šilta, o čia vat, nunešė sniegą apačioj visą prieš 3 dienų, tai, nu, čia vat visą vertė, tai vat kažkur pradėjau aš nuo kilometro aukščio, tai ten dar taip, tokia plutos labai daug buvo, tokios sušalusios, nu, maždaug zona ta, sniego zona maždaug, nu, kur nulis ir į minusą eina, yra apie 1000 metrų kažkur, tai ten buvo po dieną biškį pašvietė saulutė, patirblė ir iškart paskui minusiuką šalo, tai aukščiau čia jau tas pauderiukas, šitas geras pauderiukas, tik jo čia važiuoti neišeis, čia tai nuolydžio nėra, šito nepravažiuoju, per didelis kiekis, čia užklimsi, reikia greičiau neišsivystys. Reikia stačių vietų ieškoti, tai šitą pusę net nevažiuosiu. Galvojau, pasižiūrėsiu, jeigu plutas stovi, tai per plutą čia būčiau, ojojo, kaip prasilėkęs. Tik gaudyk paskui. Zuikis, ar ten upelis kokis išvairuot neįlėkt. Atvažiavo vakar pauderistai 3, tai smagiai ten. Jam ten pirmą dieną tokia, šiandien labai užtaikė gerą tokį momentą, manau, kad įsitaškys ten su snowboardais vienas slidininkas. Tai su snowboardais jie čia šitą powderį, nežinau kiek ten valgys tonom tą powderį. Su slidėm trasos irgi gerai už trasų ir, nu, reikia rinktis kurortėlį, kuris būtų pradžia bent jau 1000. Bent jau 1000, bet geriau. Na, aš žiūrėjau Gargėlenas ir Lechas. Tai ir vienas ir kitas bombiškai atrodo, nes čia kai lijo, tai ten biškai gal pas juos irgi ten buvo šilumėlės, bet naktim tai ten sniegą varė, tai ten to sniego yra, ojei, kiek. Mačiau, buvo parašyta, kad 100 kem 5 slėnyje ir šviežio, man atrodo, iš jų ar šiam 5 ar kažkas to. Nu, žodžiu, daug tikrai sniego yra, bet reikia aukštus kurortus rinktis. Tai va, tokie reikaliukai pas mus. Nu, dar parodysiu jums dar šitą grožį. Kai Muka šitas negyvena, va šitas namas gyvendavo dar koroniniais metais. Bet jau pernai, man atrodo, pirmi metai buvo, kada negyvena. Čia atvartė, turėjo gyvuliukų, ten technikos klainos. Bet jau antrą žiemą negyvena. Čia visi vasartami tokie tik tai likę. Na ir va, šėlo kažkas, matau, čia rogutininkai turbūt. Ar su sniegžengiais. Varinėja čia kažkas. Nu ir toliau prognozė žada dieną giedra, visą savaitę tokia turėtų būti giedra, šiltos dienos, kur saulė švies, kritulių kažkur gal aukštai tik tai bus, arba nieko gero nesimato, žodžio pačioje mes per kalėdas neturėsim sniego žemai slėnyje,
Nu, nuo kilometro. Jau galima jo pradėti ieškoti, startuoti nuo kilometro. O, bet geriausia, sakau, kaip jau dar kartą paminėsiu, aukštesnius kurortus rinktis. Tai baigiau aš tada reportažiuką, nu, va, dar kartą rodau. Čia va kelio vidurys, tai va, čia bus tiksliau, iš tikrųjų, matysis kiek šviežio būderiuko. Nu, tai va, tai yra kažkur apie 3-5 kokie cemai dabar, va, kas iškrito per šitą naktelę. Nu ir kam patinka biški action veiksmo, tai pasiėmiau šiandien pirštinės, ne kumštinės, tai nuo juto, jeigu batareika nenusės, įsitrauksiu, pafilmuosiu dar nusileidimą ten pradžią. Jau turbūt jau bus, gali būti, kad jau temti pradės. Vat, nusileidimas matosi. Čia išvažiavo, kažkas pabandė. Vieną susitikau, iš tikrųjų toks pralėkė labai greitai ant ledinės, ant tokios apledėjusios kelio dalies. Tai gal čia jis ir nusileido, įtariu. Šten, vat, nuo kalnų viršaus yra per mišką eina maršrutėlis. Bet gali būti, kad neparuoštas. Tai tokių gražybių jums iš Gauvertalio. Tai ačiū visiems, kai žiūri. Ir prenumeruokite, jeigu patinka tokie video. Iki kitų kartų.